Kai arklys kupranugariui pavydėjo. Vienas arklys buvo nepatenkintas savo dalia. Niurzgėjo ant šeimininko, kad tas nutrina jam odą balnu ir pakinktais. Kartą atėjo jis vakare prie upelio atsigerti, išvydo save vandenyje ir nuliūdo, kad yra niekam tikęs. Žiūri įsiplaukiančią gulbę ir galvoja: o kadgi ir man toks liaunas kaklas kaip gulbės, ir kiek maželesnė galva, o kojos, kad ilgesnės ir plonesnės, ir kad žmogus nenutrintų balnu man odos. Gera būtų turėti iš prigimties duotą balną. O likime, atsiųsk man tokį gražumą. Kitą dieną arklys atsibunda ir jaučiasi visiškai kitoks besas. Labai nudžiugo ir panoro nulėkti pas draugus pasigirti savo puikumu. Lauke ganėsi arklių kaimenės ir jis nurūko tenai. Arkliai pamatė, kad prie jų atlėkė koks pabaisa ir pasileido bėgti. Arklys nustebo. Ei, sustokite, riktelėjo jisai. Negi manęs nepažįstate, ašgi tas pats bėris, kur vakar drauge ganėmės. Bet arkliai jo neklausė ir papūtė uodegas nudūmė nesidairydami. Kas čia per stebuklai? Kodėl jie manęs bijo? Galvoja arklys. Gal aš baisus? O gal labai puikus ir jiems sarmata, kad tokie negražūs palyginus su manim. Arkliai nubėgo į kaimą ir tik tai savo kiemuose atsikvėpė ir apsidairė tarė, ar nesiveja ta baidyklė? O tas arklys liko lauke vienas ir liūdnas. Kas tai būtų, svarstė jisai. Nejaugi aš toks baisus, kad savo bičiulius išgazdinau. Nuėjo jis prie upės, pasilenkė prie vandens, pamatė ten savo atvaizdą ir pats išsigando. Iš vandens jį žvelgė didžiulė dvikuprė baidyklė. Pagailėjo tada arklys bereikalo niurzgėjęs dėl savo likimo ir dėl pakinktų, bet buvo jau per vėlu. Nuo to laiko, sako, atsiradę žemėje kupranugariai.